Labadiena. Augantis priemiestis. Taip, paskutiniais metais galime apibūdinti Mickūnų seniūniją. Gyventi ten renkasi žmonės, kurie iš vienos pusės nori tylos ir ramybės, bet iš kitos pusės nori būti arti miesto šurmulio. Šiandien apie Mickūnų seniūniją pakalbėsime mūsų laidoje. Su manimi yra Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič ir Mickūnų seniūnijos seniūnas Daniel Žamoit. Sveiki. Sveiki. Su kokiom nuotaikom šiandien atėjote čia? Puikios nuotaikos, labai įdomi patirtis nusifilmuoti mūsų tinklalaidėj. Mere, jūs kaip jaučiatės? Gerai jaučiuosi, visada į šitas laidas dabar ateinu su puikia nuotaika. Džiugu girdėt. Seniūnė, jūsų darbo patirtyje buvo pusmetis, kai dirbote dviejose seniūnijose ir kaip pats rašėte socialinėse tinkluose, tai buvo darbas 2 pamainom. Kaip dabar jaučiatės, ar netrūksta iššūkių? Iššūkių tikrai netrūksta, kadangi vis tiek reikia ir padėti kolegijai naujai atėjusiai, tai jaučiu pulsą, pastoviai komunikuojam, bendraujam, plus aš pats esu gimęs, užaugęs toje seniūnijai, tai dažnai ir važiuoju, pravažiuoju ir kaip gyventojas irgi galiu duoti vieną antrą pastabą. Su kuo asocijuojasi jums Mickūnai, Mickūnų seniūnija? Ką aš žinau, kaip ir kiekviena seniūnija Vilniaus rajone, Mickūnai yra specifinė vieta. Tai yra viena tokių man sparčiausiai augančių naujas šeimas pritraukiančių seniūnijų ir kartu vieta turinti savo turtingą istoriją. Tai kartu tai yra ir tradicijos, praeitis, bet kartu ir kažkas naujo, veržlaus. Tai man būtent šita seniūnija yra toks dinamiškumas. Pernai savo gyvenamąją vietą deklaravo beveik 7200 gyventojų. Jūsų nuomonė, mere, kas lemia tokį gyventojų augimą būtent šitoj teritorijoje? Visų pirma, tai patogi geografinė padėtis, nes Mickūnai yra netoli sostinės, tai visiems jaunos šeimos renkasi gyventi arčiau miesto, nes ir dėl darbų atitinkamai ir turbūt bendrai dėl paslaugų. Kitas dalykas, turbūt ir gamtos karkasas, nes tai yra nors arti miesto, bet ramiau kažkur nuo šaly gamtoje ir nepaslaptis, kad šitoje vietoje dar nėra turbūt nekilnojamas turtas toks brangus, kaip mes turime kitose priemiesčiuose, nors jie irgi auga, bet Mickūnai, mano nuomonė, yra dabar tokia viena patraukliausių vietų, jeigu tu nori visą tai subalansuoti. Ir tikrai matome, kad naujų gyventojų yra nemažai, bet kas džiugina, kad ir tie gyventojai ir jų vaikai, kurie gyvena šitoje vietoje, dažnai renkasi neišvažiuoti, o vėlgi tęsti savo bendrai ir šeimų kūrimą čia būtent aplinkui Mickūnus. Bet kalbant apie gyvenančius naujakurius, tai netrūksta nuogąstavimų, kad pavyzdžiui Mickūnų seniūnijoje nėra mokyklos lietuvių kalba. Kaip yra sprendžiamas šitas klausimas? Nes turbūt artimiausia mokykla tai arba Naujoj Vilniui, čia jau Vilniaus miestos skaitosi, arba Lavoriškės seniūnė. Gal nuo jūsų pradėsim. Tai aš girdžiu tą lūkestį iš būtent naujikurių, kad trūksta, kad turi pasirinkti miestą arba važiuoti toliau į gilumą Vilniaus rajono. Tai kiek turėjome apsilankymą tiek mero, tiek Vilniaus rajono administracijos direktorius, tai šita problema yra sprendžiama. Iš tikrųjų reikėtų kompleksiškai žiūrėti į švietimo problematikos klausimą, nes taip Mickūnai yra viena sparčiausiai augančių seniūnijų ir turinti tokias gyvenvietes, kurios, kol kas, man atrodo, yra atjungtas viena nuo kitos, tai yra patys Mickūnai ir Galgių kaimas. O norisi, kad ir per tą infrastruktūrą, kurią planuojame, atitinkamai per galimybę gal keliais trumpais įsujungti, jos būtų sujungtos ir Galgių gyventojai irgi atitinkamai dėl viešųjų paslaugų galėtų važiuoti nebūtinai į sostinę, o į tos pačius Mickūnus, tą pačią seniūniją aplankyti. Tai švietimas naujakuriams mūsų gyventojams išlieka, aišku, vienas pagrindinių klausimų. Mes turime turbūt pagrindinę tą švietimo įstaigą savo teritorijoje, tai ministerijai pavaldžią lietuviakalbę mokyklą Lavoriškėse, bet dabar analizavome vėlgi, ką mes galim padaryti, kad irgi užtikrinti sklandų tą augimą ir turbūt kontrolę to, kad ir ta mokykla po to dėl vienos ar kitos infrastruktūros suplanavimo nebūtų taip, kad būtų pustušti, nes dabar jinai visien yra surinkusi iš tinkamų gyvenviečių vaikus, kurios nėra viena nuo kitos toli, ten gal keli kilometrai skirtumas.
Tai kadangi tą jau atitinkamą lietuviakalbę mokyklą gerą turime Lavoriškėse ir dabar irgi savivaldybė padeda tinkamai planuoti teritorijų planavimo dokumentus, kad jinai galėtų plėstis. Taip pat Mickūnuose mes turim gerą stiprią lenkakalbę mokyklą, kuri, man atrodo, anksčiau dar buvo ir kelių kalbų. Tai mūsų pagrindinis tikslas užtikrinti, kad būtent darželiams ir pradinėms mokykloms būtų čia vietoje, gyvenamoje vietoje atitinkamas dėmesys. Nes iki gimnazijos, visiems gimnazija turi būti stiprus centras, kur ta pavežimo paslauga, kuri yra tikrai pas mus Vilniaus rajone išvystyta, jinai funkcionuoja ir iki gimnazijos tam pavažiuoti kelis kilometrus nėra problema. Bet kas liečia darželių, pradinių mokyklų, tai yra svarbus uždavinys. Ir štai mes matome, kad pavyko per modulinių objektų nuomos programą pajudėti ir šiais metais jau rugsėjo mėnesį tikiuosi, kad atsiras nauji moduliniai irgi pastatai Galgiuose tuose pačiuose ir vienas iš jų lietuviakalbis darželis, kuris irgi turbūt supaprastins nemažai tų probleminių klausimų ir tėvai galės pasirinkti vietą arti gyvenamosios vietos. Ir analogiškai, nors problema yra su sklypais, bet esame išnagrinėję teritoriją ir Mickūnuose planuojame pradinės klases, tai yra mokykla pradinių klasių, irgi galbūt valstybinė kalba, nes ta lenkakalbė veikia, tai kad galima būtų mažosius mūsų gyventojus būtent ten arti namų leisti į mokyklą ir taip tie naujakuriai turėtų patogesnę lokaciją. Po to, kaip ir minėjau, po pradinių klasių yra saugiau, patogiau ir su pavežimu. Tai kol kas tikrai bendarbiavome ir su Ministerijos švietimo įstaiga Lavoriškėse ir matome, kad tai būtų pakankamas kol kas dalykas, nes naują kažką statyti ir po to palikti riziką tokią, kad ten sunyks mokykla, tai būtų irgi neatsakinga. Kas tikrai plečiasi, atsinaujina, tai sveikatos sritis Mickūnų seniūnijoje. Pernai buvo atnaujinta ambulatorija, įsikūrė vaistinė. Seniūnė, ar matote poreikį dar kokių sveikatos paslaugų plėtrai Mickūnuose, Mickūnų seniūnijoje? Tai tikriausiai apie sveikatos paslaugų plėtrą galėtų geriau poliklinika pasisakyti. Aš iš savo pusės gal pasisakyčiau dėl to galimybės, kad atsirado pas mus vaistinė. Tai teko pačiam imtis iniciatyvos ir padaryti tokią mini apklausą gyventojų, kiek būtų norinčių, jeigu būtų neatsiradusių. Tai tikrai išgirdom didelį poreikį. Tada kitas žingsnis buvo su kolektyvu sutarti, kad mes visgi dalį savo patalpų, kurias naudojam savo reikmėm, perduoti nuomai. Tai viskas pavyko, šaunu ir tikrai gyventojai labai džiaugiasi, kad turi paslaugą ambulatorijai, tada nueina savo ramiai į vaistinį, nereikia važiuoti į Naują Vilnią ar kitur ieškoti tų vaistų. Tai tiesiog tas komplektas veikia puikiausiai šiai dienai. Turbūt vaistinė džiaugiasi ir gyventojai iš kaimininių vietų. Taip, po kelių ir Lavoriškių seniūniją gali užsukti, apsipirkti. Tai aš pats asmeniškai irgi užeinu, man irgi labai patogu. Merė, Mickūnų seniūnija, kaip jau paminėjome, auga. Ar savivaldybė planuoja kurti naujas darbo vietas ir taip pritraukti investicijas į šias vietovės? Savivaldybė darbo vietų kaip ir nesukuria, tik sudaro atitinkamas sąlygas, kad jis galėtų atsirasti, bet mes matome, kad Mickūnai atitinkamai turėtų būti labiau tokia viešasias paslaugas teikianti teritorija ir gyvenamoji teritorija, bet jeigu kalbėsime apie kokią pramonę ar kažką rimtesnio, tai mes sunkiai matome, kur ten galėtų būti tokia terpė. Vieną turėjome sklypą analizai dėl kažko platesnio, bet jis yra tikrai netinkamas, tai tikrai nesinorėtų, kad planuojant bendrai mūsų išsivystymą šitos gražios vietovės mes turėtume arti pramonę rimtą ar panašiai, nes matome iš seno, kur netinkamai buvo vykdytas planavimas, dabar bendruomenės turi dažnai su verslo subjektais atitinkamus konfliktus. Tai norisi, kad Mickūnai labiau būtų ta vieta, kur yra smagu gyventi, eiti tų viešųjų paslaugų, minėtas buvo sveikatos paslaugos, nes iš tikrųjų pabrėšiu, kad būtent ambulatorija atnaujinta kaip pirmas objektas iš savivaldybės sklandžiai parašyto sveikatos centro programos ir tai yra funkcinių pagrindų veikiantis projektas ir kuris leidžia mums nemažai regionuose mūsų padalinių Vilniaus rajono poliklinikos atnaujinti. Ir tikrai tikimės, kad mūsų net ir tie gyventojai, kurie galbūt prisirašė Naujoje Vilniuje ir kažkur kitur mieste, grįš į Mickūnus ir turėsime tikrai didėjantį skaičių mūsų tų paslaugų gavėjų. Tai taip kalbant apie tą pramonę, ne, bet jeigu kažkur toliau
tokiesnėse teritorijose būtų iniciatyvos, tai savivaldybė visada pasiruošusi tinkamai teritorijų planavimo dokumentus peržvelgti ir pasižiūrėti, ką galima padaryti. Bet tai yra jau į tolimesnę ateitį su naujo bendro plano rengimu, nes reikia tada atitinkamai dėmesį skirti toms teritorijoms ir tai mes darysime, ne vieną kartą esu sakęs. Ką galbūt matau, ką mes planuotume tikrai greituoju metu sudaryti sąlygas daryti Mickūnuose, bet vėlgi čia priklauso nuo turimų žemės sklypų. Tai paslaugų sektoriui, tai jeigu kalbant, kad atsirastų nauji objektai kažkur nuomai, tokie kaip komerciniai ir panašiai, paslaugoms teikti, ten kur kavinukė kokia galėtų atsirasti, ar tam paslaugos kirpimo, ar kitos kažkokios, ar žmogus galėtų savo kažkokį nuotolinį darbą vykdyti, tai tokiems dalykams mes sakom taip ir labai noriai tai žiūrime. Bet kas liečia kokias stambesnės pramonės, tikrai toj vietoj ne. Gerai, nuo darbo link poilsio. Žinome, kad seniūnija planuoja, kad Mickūnų tvenkinys taptų mėgstama laisvalaikio erdvė Mickūnuose. Kokie darbai šiuo metu yra vykdomi? Mes jau esame išvalę pakrantę nuo dumblo, turime visą reljefą pasitvarkę, jau smėliuką gražų atvežę, dabar viskas priklausys nuo kaip tik tvirtinamo biudžeto ir kiek mes galėsim pajudėti toliau, nes projektas yra, viskas yra, tik tai pritarimo iš biudžeto laukiam. Tai šią vasarą gyventojai galės jau džiaugtis? Aš manau, kad jie taip ar taip galės, nes kaip ir minėjau, viskas sutvarkytas, smėliukas yra, pakrantė išvalyta nuo dumblo, kas yra iš tikrųjų labai svarbu, tai tikrai galės. Ir dar pabaigai, šiemet turėjome labai gražią žiemą, tikrą žiemą ir seniūnijos Vilniaus rajono stengiasi ir plėtė akciją Šienas ir šiaudai mūsų gyvūnams. Ir jūs irgi dalinotės, kad ne tik seniūnija stengiasi ir duodavo tos šiaudus, bet patys gyventojai padėdavo vieni kitiems, jaunimas atvažiuodavo, paimdavo tos šiaudus, nuveždavo, nežinau, senjorams, gyventojams, kurie gyvena kažkur atokiau. Seniūne, ar dažnai matote tokį bendruomeniškumą Mickūnų seniūnijoje? Tai manau, kad šitas šiaudų šieno akcija labai parodė tą bendruomeniškumą, nes tikrai labai daug žmonių sureagavo į tą mūsų žinutę, kad reikia pagalbos gyvūnams, kurie gal senyvo amžiaus žmonės, sunkiau prižiūrėti jau tą savo šuniuką, kuris N metų gyveno pririštas prie būdos, bet vis tiek laikai keičiasi jau ir požiūris to gyvūną keičiasi, tai tikrai pats asmeniškai sutikau gyventoją, kuris vakare atvažiavo paimti šiaudų ir papasako tiesiog tokią istoriją, kad jisai padės savo kaimynų ir atneštų šiaudų. Tai tikrai pastebėjome didelį norą žmonių visgi tą tokį pagalbą gyvūnams. Kągi, ačiū už pokalbį, ačiū merė, ačiū seniūne. Mickūnų seniūnijai linkime ir toliau klestėti ir būti pavyzdžių tokių gražių ir prasmingų darbų. Čia buvo Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidė Arti tavęs. Ačiū, kad žiūrėjote.